Sveiki visi, šiandien servise 007 turim kiek retesnį variantą, tai yra Ford Mustang modelis mūsų Landrenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. 3,7 litro, 220 ir su truputėliu kilovatų galios turintis variklis, V-forma be abejonės, 6 cilindrai, 2012 metai. Tikrai puikiai ir dinamiškai važiuojantis automobilis. Be abejonės jisai nuo šiandien darys tą ženkliai pigiau, daugiau nei 2 kartus pigiau, su Landrenzo kokybiška dujinė įranga. Kalbant apie pačią sistemą ir visą Landrenzo dujinės įrangos montavimą servise 007, tai labai trumpai apie visus komponentus. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai čia, tvirtai pritvirtintas, reikalo esant atsukus 2 varžtelius galima tą bloką patraukti šoną, jeigu trukdytų prieiti prie saugiklių. Tikrai paprastai, elementariai, gerai aušinasi čia, sakykime, nėra karšta vieta, geras priėjimas. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas, kad būtų galima tech apžiūros metu jį parodyti ir pademonstruoti. Dujiniai purkštukai Landrenzo grupėje priklausantis AEB A+, štai sumontuoti čia prie variklio matomoje vietoje. Slėgio daviklis, na ir pats reduktorius Landrenzo L10 Turbo Oversize yra sumontuota štai šitoje vietoje. Atskirai turim dujų vožtuvo BBFC padidinto pralaidumo ir specialų susirinkimu dujinės fazės filtrą. Visi darbai Landrenzo dujinės įrangos montavimo servise 007 kaip visada pagal aukščiausius kokybės standartus, panaudojant specialias apsauginės gofras, tokias pačias matom originaliai ir variklio skyriuje, spiruoklinės sąvaržas, specialius laikiklius. Kiekvieną kontaktą kaip visada lituojame, apsaugome termokembrikais su klijais. Visą dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptavom konkrečiai šiam variklio skyriui. Laidus sugrupavom, įvilkom į apsauginės gofras, tas gofras izoliavome. Stengiamės padaryti taip, kad kiek įmanoma mūsų komponentai, laidai, žarnos ir panašus dalykai netrukdytų kažkokiem einamiem variklio galbūt aptarnavimo, eksploatavimo, remontam, darbam. Tai ir tuo pačiu tikimės, ir kad susidėjom viską taip, kad būtų mums nesudėtinga prie sistemos komponentų prieiti, diagnozuoti, aptarnauti, jeigu to reikėtų. Darbam be abejonės teikiame garantijas, išrašome visus dokumentus, kaip ir visada, kaip ir kiekvienam klientui. Automobilį faktas ištestuojame kelyje ir atiduodami, pravedam nuoseklią instrukciją, kaip, kas, kur ir kodėl. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuko vietą klientas pasirinko centrinėje konsolėje, aš pridėsiu nuotrauką, gal jinai yra grinai čia prie rankinio stabdžio. Na, kiekvieno, kaip sakyt, asmeninis pasirinkimas, kur tą mygtuką pasidaryti. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, gražiai slepiasi viskas po dangteliu, atsidarau dangtelį, galiu įsisukti perėjimą ir užsipilti dujų. Benzino kamščio čia kadangi nėra, tai galiu iš karto aišku piltis ir benziną arba įsisukęs adapterį dujas. Pakankamai patogu, tikrai paprasta, nereikia čia gramdyti kažkokio tai purvo, jeigu tas pildymas būtų padarytas apačioje. Na, dujų balionas, vėlgi kliento pasirinkimu, kliento pagidavimu yra sumontuotas truputį didesnis. Tai reiškia, kad bagažinės dugno neturime visiškai lygaus, o turime jį truputėlį iškilusi, bet klientas pasidarys, sakė, tam tikrą dugną su pakilimu, bet viso to pliusas yra 82 litrų dujų balionas atsarginio rato vietoje. Tai kadangi prioritetas yra daug litrų bagažinėje, be abejonės dėja, bet kuo daugiau litrų į balioną telpa, tuo jisai ir pats iš savęs yra didesnis. Tai va, tai tiek apie Ford Mustang 3,7 ir Landrenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuojat, tai tikrai galite kreiptis, mielai pagelbės. Ačiū.